Taigi labas visiems, tie, kurie klausysite manęs ir būtent pas Jevgenijų čia puslapyje. Pradžiai iš karto noriu pasakyti tiek, kad aš atsiliepimų nedalinu, jų tiesiog nesakau šiaip ir bet kam. Pirmą noriu įsitikinti, patikrinti, pažiūrėti ir pagalvoti, ką galiu pasakyti apie žmogų, apie paslaugą. Ir jau turiu susidarius nuomonę, juokiausi su Jevgenijum, kad po 3 mėnesių maždaug bendravimo susidarysiu nuomonę ir pasakysiu, kas, kaip ir apie ką. Tai turbūt kas svarbiausia. Ir ką norėčiau pasakyti jums, kurie ateisite čia ir pasiklausysite manęs. Ir pradžiai, tai pirmą Jevgenijau tau stiprybės, tiek pat noro mums padėti, mums visiems. Kažkaip man toks vaizdas, kad tai yra tavo komanda, kad tu jautiesi, kad tu turi mus visus ir tu turi visus mus apčiupinėti, apžiūrėti, pasižiūrėti, ar mums viskas yra gerai. Ir tai labai labai jaučiasi iš tavęs. Taigi nuoširdžiai tie, kurie ieškote ir kurie ieškote pagalbos, būtent aš labai akcentuosiu Facebook'e, nes aš esu Facebook'o žmogus, Facebook'o verslas startavo pas mane jau senokai ir tam Facebook'e dar aš vis gyvenu ir tuo didžiuojuosi. Tai kol dar esu čia, reiškia, turiu apie ką pakalbėti. Tai pirmiausia, kad jeigu tu esi naujokas, žinau, kad tau Jevgenijus padės labai labai daug. Jeigu tu esi jau truputėlį titanas, jeigu tu truputėlį esi jau pasibuvęs čia, žinok, kad Jevgenijus padės tiek, kad tau nereikės galvoti, kokios naujienos atsiranda Facebook'e, kas tave gali nuhakinti. Man čia labiausia galbūt patinka šitas, nes aš visiškai nesuku galvos. Tiesiog žinau, kad grupė paskelbs Jevgenijus informaciją, ko reikia saugotis, ko nedaryti, ką padaryti, kad būtum saugus. Taip pat pas jį yra milijonai idėjų. Ir tau, mielas žmogau, atėjusiam čia, reikia jas tik tai pasiimti ir naudotis. Jeigu tu nori, tu iš Jevgenijaus gali ištraukti tiek daug informacijos, iš jo gali tiek daug visko paimti, kad net neįsivaizduoja. Ir aš galėčiau pasakyti, kad ta informacija yra visiškai nemokama. Jevgenijau, tau palinkėčiau pagaliau nusistatyti savo kainą, nes tai, ką mokam mes, tai mes mokam tik tai už reklamos paslaugą ir tai yra labai labai juokinga suma. Kas dirba su Facebook'u, kas dirba su Instagram'u, kas turi galbūt kažkokius kitokius mokytojus ar dar kažką, tikrai žinos, kiek tai kainuoja. Tai Jevgenijus ima simbolinį mokestį už savo paslaugą, už savo padarytą darbą, už savo sukurtas grupės, jų priežiūrą ir visa kita. Tai tik už tai mes sumokam. O visa kita jis įdalina ir taško save čia nemokamai. Nežinau, kiek žmonių naudojasi jo patarimais. Esmė yra, kad čia yra žmogus toksai, kurį tu gali tik pašnekinti pusę žodžio ir jis tau tiek daug duos, nes jis turi tiek daug patirties, kad mes tie, kurie čia esam, jau pas jį, po jo sparnu ir tas, kuris tu atėjai čia, žinok, tu tai gauni nemokamai. Bet šiaip, Jevgenijau, palinkėčiau tau pagaliau naujais metais tiesiog įsikainuoti. Nes, kaip sakoma, pigi prekė galbūt nedomina nieko, tai, manau, pagalvok apie tai. Šiaip juokauju. Senus klientus, tai prašau neapmokestinti. Na, jeigu ką, tai aš noriu pasakyti, kad labai labai didelį ačiū. Iš tikrųjų, pačia pradžioje sakiau, kad nedalinu atsiliepimų. Tai yra ganėtinai galbūt teisybė, bet tai, kas yra gerai, kas patikrinta, man yra nesunku pasakyti ir netikrinau aš Jevgenijaus. Jau viskas, aišku, buvo nuo pat pirmų dienų, kad suvedė gyvenimas mane su juo, man tikrai atneš labai daug patirčių ir labai daug visko, kas yra gerai. Tai aš laikiau šitą atsiliepimą kalėdom. Tai kalėdom būtent tam laikui, kad tiesiog šitas atsiliepimas būtų kažkuo ypatingas. Tai ačiū tau, ačiū, kad tu atsiradai ten, kur esi dabar pas mane gyvenime. Dėkoju, kad tu visą laiką palaikai. Žinau netgi, kad jeigu man kažkada bus sunku ir taip pakrisiu žemyn, aš visada galėsiu paprašyti tavęs, kad pamotyvuotų mane.
Ir aš manau, kad tie, kurie esate nauji, jūs nebijokite. Nebijokite ir dar taip savanaudiškai pasakysiu, išnaudokit šitą žmogų, nes jisai turi tiek daug potencialo, tiek daug visko savyje ir tiek daug žinių ir pakol kas, kaip suprantu, dar duoda visą tai nemokamai. O jums tik tai iš jo mokytis ir mokytis. Taigi, ačiū tau, Evgenijų, ačiū komandai, kuri padeda man skelbtis grupėse. Ir aš manau, kad mes draugausime ir aš tikiuosi, kad kai kitais metais įrašinėsiu video, turėsiu dar daugiau visko apie tave pasakyti. Tai dėkoju tau. Būk laimingas, būk sveikas, būk toksai didelis idėjų generatorius, nes tokių žmonių reikia tam, kad judėtumėm į priekį mes. Dėkoju tau.